Sveiki. Pradėsime nuo geros naujienos. Mums kasdien žadama vis didesnė šiluma, o po savaitgalio temperatūra bus beveik vasariška. Ir vis dėlto nuo lietaus atsikvėpti galėsime tik trumpam. Sausesnį sinoptikai žada penktadienį ir savaitgalį. Alytaus ir Varėnos gyventojai rytoj galės pasidžiaugti bent tuo, kad per visą Lietuvą keliaujantis lietus į šiuos miestus užsukti neturėtų, temperatūra skirsis. Labiau į rytus esančios vietovės sušils iki 20, nuo kitur daugiausia bus 17. Vakarinius rajonus lietus merks daugiausia ryte, nors vietomis jie gali užsitęsti ir iki pietų. Uostamiestyje bus vėsiausia vos 12–14, Telšiuose ir Tauragėje iki 16. Ne itin šiltas ir šlapias ketvirtadienis išauš ir šalies šiaurėje. Tiek Šiauliuose, tiek Panevėžyje galima tikėtis 13–15. Kaune bus laipsnių daugiau, apie 14–16 ir šiek tiek palis. Šalies rytuose lietus ramybės neduos sostiniai, Uteną jis turėtų aplenkti, čia priartės šilčiausia oro masė, ta temperatūra sieks 21. Šiąnakt visur pils lietaus, intensyviausiai lis Tauragės, Marijampolės, Kauno ir Šiaulių apskritise. Dzūkijoje ir Vilniaus rajone gali griaudėti perkūnija. Bus ganėtinai šilta nuo 7 iki 13. Poryt padangė prašviesės, bet to ir krituliai mus jau paliks. Palis tik naktį šalies rytuose, vyraus 3–8 laipsnių temperatūra, diena bus sausa, saulėta ir iki 19. Šeštadienis pradžiugins šiluma. Nors kai kur ir užslinks pilkesni debesys, turėtų išlikti be lietaus, naktį bus iki 9, dieną iki 21. Lenkijoje rytoj lietinga, bus daugiausia šalies pietryčiuose, lietus pasieks ir Vokietijos pakraščius. Varšuva sušils iki 15, Berlynas iki 18. Prancūzija sulauks šiokio tokio pagerėjimo, čia pro debesį saulė žvalgysis ir nebelis. Paryžiuje šils iki 17, Marselyje iki 21. Britų salyne lietus susitelks šalies šiaurėje, piečiau bus ir šviesiau, ir šilčiau, Londone iki 19. Atostogaujantiems Barcelonoje rytoj žadami 22 laipsniai šilumos ir saulė. Maljorkoje palynos ir bus kiek vėsiau. Lis ir Tunise, be to atvės 10 laipsnių, daugiausia bus tik 20. Dubrovnike, Varnoje ir Jaltoje išliks saulėta, bus apie 24–25. Tiek pat šilumos numatoma ir Kretoje bei Antalijoje, o Kairas įkais iki 34. Tiek naujienų, likite su LNK.